tema, tai yra kalbėti apie pinigus, kalbėti apie jūsų pinigus. Šiandieną yra, ko gero, viena iš nedėkingiausių temų, nes situacija kokia yra. Kainos didėja, atlyginimai nedidėja arba didėja ne tiek, kiek kainos, palūkanos yra mažos, taupyti neapsimoka, kur kitur galima padėti pinigus, į nekilnojamą į turtą, kažkur investuoti, vėlgi neaišku, kas ten bus. Tai toksai, kaip sakyti, problemų daugiau negu sprendimų, negu pasiūlymų, bet vėlgi, ar tai yra problema, ar tai yra galimybė, požiūrio klausimas. Ir mano požiūriu, tai yra kuo toliau, tuo labiau aš galvoju, kad asmeninių finansų valdymo tikslas, pagrindinis, pats svarbiausias, yra ne tai, kaip greitai, įspūdingai, efektingai ir visaip kitaip ingai praturtėti ir pralopti. Ir kaip per metus susikrauti tiek, kad užtekstų iki gyvenimo galo. Aišku, labai gerai, jeigu tai būtų. Bet tai nėra tikslas atsakingo asmeninių finansų valdymo. O mano nuomonė pats tas svarbiausias ir esminis tikslas, kuris tikrai turėtų būti įgyvendintas, tai yra kaip ilgą laiką išsilaikyti nenuskurdus. Nenuskursti, tai aš nesakau, kad čia turėjau 1000 litų, liko 900. Ne, nebūtinai. Nuskurdimas tai yra, kai smarkiai pablogėja mūsų gyvenimo kokybė, kai mes esam priversti peržiūrinėti savo gyvenimo būdą, keisti įpročius ir panašiai ir panašiai. Na, tai yra labai skausminga. Tai vat, asmeninių finansų valdymo tikslas, mano įsitikinimu, yra kaip tokių užkirsti kelią vat, būtent tokiem skausmingiam reiškiniam. Prieš, sakykime, keletą metų labai turėjo paklausą ir labai buvo mėgstami štai tokie receptai. Tarkim, įkeičiu namą, pasiimu paskolą 50 000, duodu tą paskolą statytojui kaip pradinį įnašą, jisai pastato man namą, butą už 200 000, aš jį parduodu už 500 000, gražinu paskolą, tuos 50 000 reiškia 2,5 tūkstančių man. Ir tai ne pabaiga. Prasuku tą patį antrą kartą, jau tik tai su 300 000, tai tie 250, kuriuos uždirbau, 50, kuriuos pasiskolinu ir rezultatas visos tokios schemos būtų 1,5 milijono. Kaip vertinate tokius pasiūlymus? Labai gerai. O kas labai gerai nevertina? Visi vertina labai gerai. Gerai, tada aš jums pasakysiu, ko jūs nežinote, arba nepagalvojate apie tai, arba nedrįstate pasakyti.